Sveiki visi baltodžiai, juododžiai ir normalūs krepšininkai, jūs žiūrite Lietuvos klubų Europos taurėse apžvalgą, įžengsiu į aikštę. Lietuvos Rytas antradienį Vilniuje susitiko prieš Saragosos FAI ir laimėjo 87-75. Padėsim tašką visiems abejojantiems, rašinėjo Lietuvos Ryto piarčikai prieš rungtynes ir jiems pavyko laimėti 12 taškų. Nors žaidė, gynybo Lietuvos Ryto žaidėjai stengiasi visi suspėti paskui savo žmogų, bet dažnai gaudavosi, kad laksto su vandens kibiru, o dega galva. Lietuvos Rytas tikrai norėjo laimėti labiau, Saragosa nebuvo tokia energinga kaip pas save namuose. Ketvirtam kėliny pradėjo energizaut, bet nepataikė labai daug laisvų metimų. Nereiškia, kad kiti varžovai visą laiką nepataikys. Gecevičius pataikė savo turnaround jumperukus, Palacios geriau skubėjo atgal į gynybą po savo stepautų, Kukas slėšęs dėl kamulio ant grindų. Kiek stebiu Rytą 3 metus. Tiek ten grupelė užsieniečių, grupelė lietuvių. Ir treneriai su tokiais savo rėkimais viena kalba lietuviškai, ką ne visi supranta, prie to prisideda. Ir turbūt iš to išeina, kad Daudilas, būdamas geresnis metikas, eina po Seibučių. Beje, Songailą pastebėt, kas tas yra su tuo peržengimu 2 cm linijos. Tai buvo, jisai gali iš riešo mest 2 cm užmėnęs ant tritaškio, bet čia užeit, jis viskas nebegali, jam nusvyra rankos, jis kaulio nepakelia. Ateini į McDonald's, sakai, man 19,5 Big Macų, 19,5, ne 20, nes aš persivalgyčiau. Rubrika Veidu į parketą. Iš Ryto rungtynių parinkome Tautvydą Lydeką. Lydeka išmetė kamuolį, lyg pas jį būtų salotiniai pirštai, vietoj pirštų salotos. Net ne šviežios salotos, tokios suvytės salotos, jau išgaravęs vanduo ir toks paėmė už tų salotų ir tai dauru. Čempioniška rubrika Rungtynių vikelis. 2 vykeliai. Tai Kukas, kuris atkovoja kamuolį prie savo krepšio, pamato į priekį greitai kertantį Juan Palacios. Palacios pagauna, prisidengia vienu pečiu prie žemesnį žaidėją ir įmeta iš po krepšio. Kitas rungtynės Europos grandų lygoje Rytas žais vasario 12 dieną Stambule prieš Bešiktaš. Sėkmės Rytui. Kauno Žalgiriukas Stambule susitiko Eurolygos rungtynėse prieš Galatasaray. Ir pirmam kėliny visai jokiai atrodė, nes žaidė 5, dažniausiai Žalgiris pradeda rungtynės 4, nes pas juos yra centre Robertas Jeftokas. Jeftokas prieš Galatasaray vėl suprato, kad jis turi pėdas. O kaip čia galima, taip galima atsistoti, taip galima suktis, žiūrėkti. Wow, ir taip, čia, aš ją apgausiu. O, staiga pasidarė judrus, kaip vėjas tarp pirštų. Plius Dentmanas, kuris nors buvo prieš Galatasaray šaltas kaip zombės putė, prieš jį dvigubino gynybą pirmam kėliny, labai dažnai net ir 4 kėliny prieš jį dvigubino gynybą. Ir jis galėjo lengviau skirstyti kamuolius. Iš to labai daug naudos turėjo ir, pavyzdžiui, Vytenis Lipkevičius, kuris staiga pradėjo mėtyti, lyg jam nebūtų jokių problemų. Tai kas toliau, jokių problemų jam užlipti ant šaligatvio. Ir nors Žalgiris normaliai pataikė, skyrus Dentmaną, Pocius kaip drakonas ugnim alsavo visas. Bet gynyboje Žalgirių gynyba vakar iš esmės nerūpėjo. Kaip Darija, žinot, kaip Darija tą epizodą? Krenta kamuolys ir pakelia ranką Darija. Tragiškoji rubrika Veidu į parketą. Kelintos rungtynės iš eilės nekilnojamo turto magnatas Vytenis Čižauskas priplytino į lanką iš tritaškio ir baudos. Plytinimas ar plyta yra metimai, kurie yra per trumpi ar per ilgi, kai kamuolys tiesiog rėžėsi į lanką, sukeldamas bong garsą. Pocius sužaidė labai gerai, bet aš manau, kad kur kas didesnį, įspūdingesnis, didingesnis pokytis yra tai, kaip sužaidė Jeftokas puolime, ar ne? Epizodas, kai jisai po krepšiu padaro judesiukų, yra vertas būti rungtynių vykelio rubrikėliai. Valio rungtynių vykeliui. Tai vasario 12 dieną Rytas prieš Bešiktaš ir vasario 13 dieną Žalgiris prieš Partizan. Tikiuosi dar kartą įžengsiu į aikštę. Unibet žaidėjai žaidėjams.